Labas moteris, štai aš vėl su savo augintinė ant sprando. Šiek tiek sveria, nors, ta prasme, jinai šiek tiek sveria iki kilogramo, bet kai ilgai paguli, tai verčia jausti tokį diskomfortą, bet ko dėl jos nepadarysi. O dabar norėjau pasidalinti apie tokį fenomeną, kuris vyksta su čiogan valikliais. Žinot, labai keista, nors ir labai džiugu. Moteris, kurios įsigyja valiklius, jos patiria tokį azartą valytis, keičiasi santykis su valymosi darbais. Jeigu būdavo taip, kad reikia tam skirti daugiau laiko, susiplanuoti, prisiruošti galų gale ir pasirinkti tinkamus valiklius, dar jų paieškoti ir taip toliau. Ir tai tokį sukuria žmogui nenorą tvarkytis, nes, ieškai, bandai, bet jeigu efekto nėra ir vėl nusivili, ir vėl tie darbai iki galo nėra taip efektingai padaromi, nes neatranda tokios chemijos ar ne, o dabar, kai moteris pasižiūri šioje grupėje atsiliepimus, jos bando savo pritaikyti prie savo įvairiausių paviršių problematinių ar ne, nešvarumų, dėmių, ar tai būtų riebalai, ar tai būtų kažkokie tai kitokie nešvarumai ar ne, ir kaip įsigyja tuos valiklius ir tokia motyvacija tvarkytis atsiranda, nes pamato efektą. Pasiema valiklį, wow, kaip čia fainiai, ar ne, ten blizga langai, paviršiai blizgus, tviska, ar ne, paskui pasiema universalų valiklį ir galvoja, ar šitą sieną nuvalys, nuvalo, ten pavyzdžiui būna iškalta tom juostelėm plastikiniam, ar ne, ten būna per laiko galbūt aprūkę nuo kažko, arba šiaip jau įsisenėja, pagelsta tos, lystelės tos iškaltos. Su valikliu puikiai atšviežina, nuvalo nešvarumus, ta spalva ten pasikeičia, žmogus, wow, ta prasme, paskui dėmes nuo baldų, nuo sienų, nuo plytelių, nuo laminatų, tiek drabužiai, tiek tie patys vyrai taip pat su tais valikliais puikiausiai išsivalo, kas liečia ten mašinų vidų ar ne, ratlankius, garaže galbūt ten kažkas yra, žodžiu, nusivalo ten, kur yra iš tikrųjų tie paviršiai tokie problematiški. Taigi moterys keičiasi su šitais valikliais, motyvacija tvarkytis, atsiranda ūpas ir azartas. O ar šitą išvalys, o ar šitą įveiks, o galbūt šitą dėmę iš drabužio išims, ar ne, o ar šitos batus išvalys, o ten, žodžiu, ir ko pasekoje daug daugiau susitvarkom, nes realiai iš vidaus kyla noras tvarkytis ir išbandyti, o ar šitą įveiks, o ar kitą įveiks. Žinot, toksai tarsi žaidimas tampa. Ir moteris, ir siunčia man atsiliepimus, dar ir galbūt ir šiandien pasidalinsiu, nes moteris ir skambino ir tokie, žinot, kai būna wow, sako, išsivaliau įsisenėjusias dėmes, sako, atsiųsiu nuotraukas, kaip faina, sako, dar palik man to valiklio, žinai. Negaliu patikėti, kad mes, moteris, taip kaip kalbėtumėm apie kažkokią tai rankinę, ar apie kokius auskarus, kuriuos įsigijom, arba apie kokią skanę kavą, kurioje kaviniai gėrėm, tai dabar taip šnekam apie valymosi darbus, apie buitinius valiklius, cheminius valiklius, ar ne? Kažkas neįtikėtino, neįprasta ir man tai, pavyzdžiui, džiugu, nes iš tikrųjų tai keičia santykius su absoliučiai tvarkymusi. Ir apie dėmių išvalymą, apie sprendimo būdus, apie džiaugsmą, nes yra ir daiktų, pavyzdžiui, kurie, sakykime, susitepa ir su jau turimom priemonėm, sakykime, neišsivalė, ar ne, ir automatiškai tu to daikto negali naudoti. Batai, rankinė, kažkoks tai drabužis, o su šituo valikliu, pavyzdžiui, jeigu išima, išvalo, tai įsivaizduokit, koks tai yra džiaugsmas, ar ne. Taigi, pasidalinau su jumis to džiaugsmu. Kam yra įdomu, tai peržvelkite šitą kanalą, šitą grupę, jūs tikrai rasite žmonių atsiliepimų. Ačiū visiems, kurie siunčiate, nes, žinote, jeigu aš vien tik pasakoju, tai atrodo, aš lyg tai taip turėčiau kalbėti, ir ne, kas manęs nepažįsta, galvoju, tai jinai taip turi šnekėti, bet ne, čia ne apie mane, aš šneku tik tai nuoširdžiai, su kuo aš susiduriu, kas man pasiteisina, dėl to aš noriu, kad ir jūs atrastumėte tą džiaugsmą iš tikrųjų, kurį aš jaučiu, kai tu efektingai ir greitai susitvarkai su buities tiesiog darbais, ar ne? Ir taip tobulai. Tai tiek mergaitės, iki sekančio mano video.